Sveiki, esu Ieva Vogulienė. Žodžiu, dažnai mane žmonės žino kaip Ieva foto, bet aš pagalvojau, kad visai daug medžiagos yra apie mane kaip apie Ieva foto, bet aš plečiu savo veiklą. Gal tą Ieva foto šiek tiek iš šoną atidedu. Tai noriu papasakoti daugiau apie tai, kokia veikla, į kokią veiklą aš linkstu. Ir gal net pavyks papasakot, kaip iki to priėjau. Tai, žodžiu, aš įsivaizduoju taip, kad aš ateityje rengiu įvairiausius renginius, stovyklas, turiu tam nuostabią erdvę, tai mano namai. Tai yra milžiniška erdvė, gal kada nors daugiau apie ją papasakosiu. Bet tiesiog aš gyvenu labai įdomiai ir noriu kviesti žmonės pabūti mano aplinkoj, nes čia yra vietos priimti žmonėms, kad pabūtų mano gyvenimo būde. Tam tikrą prasme jau tai vyksta, tiesiog pas mane atvažiuoja mano draugai. Ir su tais draugais planuoju rengti kaip stovyklas, gal kaip retrytus, gal kokius renginukus. Tiesiog gyvenu gražioje vietoje, kuri tinkama renginiams. Tad planuoju šią vietą išnaudoti renginiams. Ar juos pati organizuosiu, ar išnuomosiu, čia jau gyvenimas parodys, kaip bus. Bet žodžiu, tiesiog parodysiu keletą nuotraukų, gal priseksiu prie šito video, gal kada kokį video susuksiu apie tai, kokios erdvės yra, kad aš esu įrengusi tokį garažą labai jaukų, kuriame galima daug ką veikti. Toks jaukus. Turiu kiemą, įrašinėju įrašą savo šiltnamį, kurį pasiverčiu pavėsinę. Žodžiu, turiu daug jaukių vietų pasibūti, pasisėdėti, pasišnekėti arba ką nors atšvęsti. Tai čia yra vienas iš dalykų. Kitas dalykas, man labai patinka bendrauti su žmonėm. Labai mėgstu stebėti, kaip veikia kitų žmonių protai. Ieškoti mąstymo klaidų tiek savo mąstyme, tiek kitų mąstyme. Aš vadinu klaidom, bet pagrinde pastebėjau, kad mes, kaip čia, žiūrint, per kurią čia prizmę žiūrėsim, per psichologiją, jeigu žiūrint, tai prieinu įsitikinimų, kurie yra ribojantis, gal taip būtų galima išsireikšti. Pastebėjau, kad toks būdas bendrauti su žmonėm man yra pats įdomiausias ir prie viso to man grįžta atsiliepimai, kaip toks bendravimas su manim keičia jų gyvenimus, keičia jų požiūrį. Plečia jų požiūrį, gal taip, gal labiau tiktų pasakyti. Ir kaip pas save pasidariau tokį gyvenimą, sakykim taip, lengvą, laisvą, malonų, ramų, taip ir kitiems, kuriuos domina tokie dalykai kaip ramus, autentiškas, lengvas gyvenimas. Tai galbūt galima būtų pavadinti, kad, nežinau, čia gal labai skambiai skambėtų, bet gyvenimo būdo, nežinau, blogerė gal būčiau. Nežinau, kas iš to išeis. Čia būtų visai nieko vaidmuo, bet tik nežinau, ar aš susiminėsiu montavimu. Žodžiu, aš iš tikrųjų tai dabar šneku ir dar ant viršaus šiaip galvoju, kaip tai įvardinti. Gal nebūtina dabar čia to įvardinti. Galima būtų pavadinti taip, kad aš nuo vaikystės tuo užsiminėjau. Man labai patinka dypinti. Mano tetė buvo toksai išneštas, kuris neleido kaip pamiršti, kad domėtis viskuo,
net ir keiščiausiais dalykais. Tai, nežinau, kažkaip jaučiu, kad mano tetė užkūrė manyje labai didelį smalsumą keistenybėm įvairiausiom. Mane visą laiką traukė. Netgi, pavyzdžiui, kai aš buvau fotografė, kai kurie kolegos mane, vieno kolegė konkrečiai yra pavadinus mane personažų fotografė. Gaja, kas ten vyksta? Ir visai pamiršau, apie ką aš šnekėjau. Kaip dabar atsiminti? Svarstau pradėti kelti savo mintis į internetą. Bandžiau tai daryti tekstu, pajutau, kad ne, visgi yra kalbėjimas. Tiesa, apie vaikystę šnekėjau, va. Kad nuo vaikystės man patikdavo dypinti ir visą gyvenimą tam tikrą prasme mane tai lydėjo. Bet visą laiką tai buvo kaip ir antram plane. Dabar noriu šitą savo savybę dypinimo iškelti į paviršių, kad tai būtų kaip ir pagrindinė veikla. Todėl tikiuosi galbūt kokių nors įdomių pokalbių su įdomiais žmonėm turėti. Nežinau, kaip čia gausis, gal atsakinėti kažkokius klausimus. Aš nežinau. Aš dar pasakysiu taip, kad aš dar ieškau būdo, kaip aš galėčiau savo mintis kelti į internetą. Nes taip kaip dabar šneku, yra man gal šiek tiek net neįdomu tai daryti, kai šneku viena be jokio atliepimo. Gal reikia apgalvoti live turinį, galbūt klausimų atsakymų variantą, nes jaučiu, kad temomis man nelabai, nežinau, gal nebent, aš galvoju, kokiu būdu aš galėčiau pateikti savo mintis, nes labai dažnai būna, kad šneku su kom nors ir kai aš ką nors sakau, sėdintis žmogus prieš mane, vis sako, blemba, reikėjo šitą rašyti, čia sako, tu taip gerai kažką sakai, čia tipo, arba ten gal, tiesiog, leis savo reikštis laisvai, taip kaip reiškiasi laisvai su žmonėm pokalbiuose, tai galvoju, gal geriausia būtų įrašinėti tos pokalbius, visai galiu tai daryti ir su draugais, bet norėčiau tai padaryti ir su nepažįstamais žmonėm, būtų daug gal įdomiau. Tai gal kažkas nori apie ką nors pasišnekėti, o kad būtų temų, apie ką šnekėtis, apie ką užduoti klausimus, tai pradžioje aš galvoju gal šiek tiek pašnekėti kokią nors, kaip ir temelį, į kurią įėjus jūs gal pamatytumėt, kaip veikia mano protas, apie ką aš šneku, gal patys pajausit kažką, gal kažką suvoksit, o gal suvoksit, kad aš jums vapšė ne į temą esu. Ir galėsit manęs nebeklausyti savo ramiai. Tai man buvo atėjus mintis, kad aš galėčiau šnekėti šiek tiek apie manipuliacijas, nes pastaruoju metu gavosi, kad net nežinau, buvo toks lyg etapas, kada viskame mačiau manipuliacijas, nes jų ieškojau, tai jų visur ir radau. Ir yra labai įdomus dalykas, kad apie kai kurias manipuliacijas aš žinojau teoriškai, žinau net jų pavadinimų, kaip jos atrodo ir panašiai, bet nemačiau, kad aš pati esu jau juose. Nes, kodėl taip gaunasi? Tai gaunasi taip, kad tik per istorijas išryškėja to mechanizmo veikimas, nes yra tam tikros, kaip čia pavadinti, man atrodė, kad tam tikras elgesys yra normalus ir kad aš esu kaip ir nenormali, kad man tai netinka. Turėjau tokią idėją. Ir jeigu taip žiūrint, kur tai susiformavo, tai vaikystėje, pradedant tuo, kad tėvai tikrai, aš suvokiu, kad neblogo norėdami, tiesiog taip gavosi, jie kitaip nemokėjo, tiesiog taip išėjo, kad jie mane kaip aš vyriausias vaikas iš 5, tai kaip mane kaip vyriausią vaiką, kartais maždaug tai nusileisk mažesniem, jiegi maži. Ir man taip gavosi, kad aš išmokau susimažinti. Ir tai gavosi, kad man čia kaip mano pačios manipuliacinė taktika užgimė mažinant save,
kristi į aukos vaidmenį ir turint aukos vaidmenį tapti gelbėtoje ir būnant visų gelbėtoje ir pavargus niekada negaunu to atgal ir tampu tironu. Žodžiu, pastebėjau savyje Karpmano trikampio dinamiką. Jeigu pasigilintumėte, kas yra Karpmano trikampis, jeigu negirdėjot, ten auka, gelbėtojas, persekėtojas, man atrodo, ten įvairiai verčia yra ten įvairių tų teorijų, čia tokia psichologijos kaip ir teorija, kad mumise yra tokie kaip, nežinau kaip čia, kaip subasmenybės, kaip tipai, tokie, kaip mes reiškiamės, bet kad mes tą Karpmano trikampio dinamiką pačią, ta auka, gelbėtojas, persekėtojas, kartais sakau tironas vietoj persekėtojo, tai jeigu ką turėkit omeny. Tai auka, gelbėtojas, persekėtojas yra tokia dinamika, kuri veikia mumise ir tai yra tas manipuliacijos mechanizmas, tai yra manipuliacijos mašina, iš kurios gimsta tos visos manipuliacijos, kurios gimdo jausmus. Realiai, kad man pasimatė, kad kylančios emocijos, kylantis jausmai yra kaip signalai, kad kažkur perženginėjam save, savo meluojam, kažkas mums netinka ir kadangi mes turim idėjų, kad kažkaip galima, o kažkaip negalima, mes gaunasi leidžiam savimi manipuliuoti ir kai leidžiam save manipuliuoti iš tų jausmų, vengdami tų negatyvių jausmų, mes imamės tam tikrų veiksmų, kurie yra netiesioginis, kaip bėgimas nuo jausmų, netiesioginis poreikių išreiškimas, tai galima būtų pavadinti manipuliacija. Kai aš visur mačiau manipuliaciją, tai žinokit, aš iki tiek visur mačiau, Gaja, nelįsk čia. Eik į lauką. Kad manipuliacijos matėsi visur, net ir tame, kad aš šneku, aš manipuliuoju, aš bandau savo mintis sumanipuliuoti perduoti jas taip, kad jos būtų suprantamos, nors aš galėčiau visai kitaip sakyti, daug laisviau reikštis, gal kažko nenutilėt, gal kažką pasakyti griežčiau, bet kai aš visą laiką turiu kaip kontekstą, kad aš čia kelsiu video, kad gal kažkurių dalykų nenoriu sakyti, nes tai liečia ne mane vieną, ten prasideda tokie niuansai ir gaunasi, aš manipuliuoju tą informaciją, kurią galima pateikti įvairiausiais būdais per įvairiausias prizmes. Aš pateikiu būtent taip, kaip man atrodo, kad jums būtų tinkama. Nes aš turiu kaip ir įsivaizdavimą, kas jums yra tinkama. Bet nebūtinai reiškia, kad aš esu teisi. Aš manipuliuoju, aš prieš save įsivaizduoju menamą auditoriją, kuri domisi savimi, pavyzdžiui, galima tai būtų pavadinti, arba planuoja domėti savimi, arba kam būtų įdomios mano tokios mintis, šiaip kas mėgsta padypinti, kam šiaip aš gal įdomi. Tai ir gaunasi tokia mano kalba, plati, įvairiai apimanti. Bet būna, kai šneku su žmogum ir jaučiu, kad jis turi tam tikrų, kaip, nežinau, tokių mąstymo, tokių kaip klišių, kaip, mąstymo klaidų, tai aš prisitaikau prie jo, kad jam parodyčiau jo mąstymo klaidą. Tai aš tam tikrą manipuliuoju jo mintimis, kad jis ateitų iki tos minties, kurią aš noriu jam pertikti, ką aš matau. Tai manipuliacijas mačiau visur, bet yra tam tikros manipuliacijos, kurios galima sakyti, žaidžia kitą žmogų, arba manipuliacijos, kurios destruktyviai veikia aplinką. Pavyzdžiui, jeigu yra žmogus, kuris daug meluoja, pastoviai nusukinėja, kad nors nėra su niekuom nuoširdus, tai aplink jį bus labai daug nepatenkintų žmonių ir tam tarpe ir jis pats bus nepatenkintas, nes tai reikalauja labai daug pastangų, tai labai vargina, tai labai sekina, tai labai apkrauna protą, tai kelia įtampą visur. Tai žodžiu, aš pradėjau labai gerai atpažinti tas manipuliacijas, kurios yra tos tokios destruktyvios, jeigu taip galima būtų pavadinti. Ir pirma, jas reikia pastebėti savyje, kad pamatytum kituose. Kartais būna ir taip, kai jau aš išmokau labai aiškiai matyti tai savyje, suvokiau, kad pamatyti kitame, tai reiškia, kad suvokti, kad tai kažką manyje buvo, tai yra kaip atpažįstama, nes aš realiai, kad, bet yra tokia dar frazė, kad kitą gali matyti tiek, kiek matai save, kitą suvokti gali tiek, kiek suvoki save. Bet dar iš kitos vietos pasižiūrėjus, nėra jokių net ir kitų, viskas yra taip susiję, žodžiu, čia taip, jeigu taip, nežinau net kaip pavadinti.
giliai. Man tiesiog pradėjo matytis proto struktūros, programos, kaip čia dar jas pavadinus, schemos, kurios veikia kasdienybę žmogaus gyvenimą. Ir man labai patinka, galbūt šitą video tuo ir norėčiau užbaigti, man labai patinka tokia, gal, sakykime, transformuojanti mintis. Labai daug yra idėjos pasaulyje vyraujančias apie tai, kad mes turim sielą. Kad yra kažkoks, vat tas vidinis aš. Kad tai skamba lyg ir ezoteriškai. Ir aš labai stipriai žiūrėjau į tą mintį, nes man buvo įdomu, kad tiek daug žmonių taip galvoja, aš noriu pamatyti, kad kaip jie tai mato, kad tai man būtų lyg pagrįsta. Ir ilgai kontempliuojant tą sielos idėją, mano šau kažką gaudo, žodžiu, įsivaizduokit. Dauguma galvoja, kad siela yra kūne ir kad kažkaip taip susiję. Bet galima pažiūrėti visai kitaip, iš visai kitos pusės ir tai netgi neprieštarauja tai idėjai. Bet ar jūs kada nors pagalvojat, kad kūnas yra sieloje, o ne siela kūne? Ir ką aš vadinu siela šiuo atveju? Ar jūs kada nors pagalvojat, kad jūs kiekvienas save suvokėt tokį, kokį suvokėt, ir tokio tavęs, kaip tu save suvoki, nesuvokia niekas. Taip kaip tu apskritai, ką nors suvoki ar matai, yra visiškai kas kita negu kitas. Net jeigu ir žiūrim į tą patį objektą, net ir, pavyzdžiui, paimkim mano ranką. Kiekvienas tą ranką pamatys kitaip. Yra vienas ir tas pats video. Vienas atkreips dėmesį į žiedą, kitas žiūrės gal raukšles. Ir kad kiekvienas, paimkime tą objektą rankoje mato visai skirtingus dalykus. Kažkas nagus žiūrės, turbūt tas, kas su nagais dirba. Ir kai mes pasakom kažkokį žodį, kad kiekvienas supranta jį vis kitaip, už to turi vis kitą kontekstą, kad iš vis man net kyla klausimas, kaip mes susišnekam. Ir visame šitame chaose aš pagalvojau, kad mes kiekvienas gyvenam autentišką gyvenimą, kad tokio gyvenimo, kaip gyvenu aš, net mano namiškiai nepatiria. Mes visi esam autentiški. Tai, ką mes galvojam, tik mes galvojam. Kitas galvoja visai kitaip, per visai kitas prizmės, per visai kitas patirtis prakošia kiekvieną objektą, reiškinį ar sakinį ar jausmą. Ir gaunasi, kad aš ir esu mano gyvenimas. Aš nesu mano kūnas. Aš nesu mano balsas. Aš nesu tai, kas dabar šneka. Aš esu visa visuma. Visas mano gyvenimas. Kad tai ir esu aš. Ir taip išeina, kad mano sieloje yra kūnas. Tai, žodžiu, aš taip dypinu. Ir nežinau, čia gal kažkam kažkas nuskambės nesąmonė, gal kažkam tai atrodys, kad jo seniai tai suvokiau, gal kažkam tai bus mind-blowing, smegenis išsprogdinantis požiūris toks, bet man šitas požiūris visai daug padėjo. Aš suvokiu, kad tai, ką aš turiu savo gyvenime, už jį atsakinga esu tik aš. Tai padėjo pamatyti visas iliuzijas, kur aš atsakomybės prisėmiau už kitų gyvenimus ir kur atsakomybės perleidau kitiems už savo gyvenimą. Pamačiau, kad už viso to slypi manipulacijos, skausmai, emocijos ir panašiai, kad man tai atskyrė, kai aš prisėmiau atsakomybę už savo gyvenimą, kai suvokiau, kas aš esu ir ką per tokią prizmę, kad visa visuma esu aš, kad man viskas absoliučiai yra susiję.
pasimatė gyvenimo, žodžiu, visai kitaip. Gal tai nebuvo gal pagrindinis suvokimas, gal, sakykime, tai yra labai gerai paaiškinanti metafora, kurią aš dabar išreiškiau per tai, kaip pasikeitė požiūris į mano gyvenimą. Kaip plačiai aš pažiūrėjau savo gyvenimą. Kaip aš plačiai pasižiūrėjau į save ir kaip aš suvokiu, kad aš žiūrėdama šitaip plačiai vis dėlto matau taip siaurai. Ir nesijaučiu visą žinę, tai neleidžia man išsipūsti, galvoti, kad esu protingiausia, kad žinau geriausiai. Aš matau taip, kaip aš matau. Ir aš galiu to pasidalinti. Tai tuo planuoju ir daryti. Jeigu kažkas tą planuoja ir daryti, jeigu kažkas nori kartu su manim padypinti, tai welcome, man labai įdomu išgirsti, kaip kiti žmonės mato pasaulį. Jeigu pamatysiu kažkokių stabdžių, kurie, kaip idėjų, kurias aš jau savo savyje esu nuneigus, kaip klaidingas, pamačius jų trukdymą man, galbūt apie jas išsireikščiau, bet manau, tai ir padeda, toks bendravimas ir padeda mums vieni kitus auginti ir būti brandžiomis asmenybėmis, suaugusiais žmonėmis, o ne vaikais suaugusių kūne. Gerai. Visai čia fainai, man atrodo, gavosi. Žodžiu, žiūrėjau tą video, kurį aš čia primontavau. Tai jeigu kas nors peržiūrėti iki čia, tai labai fainai. Ačiū. Man labai svarbu, kad atrasčiau žmonių, kuriems būtų įdomios mano mintis, žodžiu. Tai jeigu jums įdomu ir jeigu jūs norite tokio turinio, kokį planuoju kurti daugiau, tai tiesiog pakomentuokit, parašykit žinutę, kažką atliepkit, kad žinočiau, kad kažkam įdomu. Nes jeigu kažkam įdomu ir nepaliksit jokio atsako, tai gali būti, kad su laiku aš tiesiog to nebedarysiu. Nes aš jaučiu, kaip vis norisi, nežinau, nerandu žodžių dabar, kaip vis norisi mesti dalykus, kurie pasidaro nebeįdomus, o neįdomus dažniausiai pasidaro tada, kur aš pasijaučiu viena. Galima sakyti, gal fotografija šiek tiek nuobodokas, liūdnokas užsiėmimas, nes su žmonėm, kad ir žmonės fotografuoja, žmonės stebi, ten su jais būni, galima netgi ir per fotosesiją ten kažką tokio užjudinti žmoguje, kad jisai gavęs nuotraukas apsiverktų. Viskas labai įdomu, bet tai yra vieniša, nes 90% laiko tiesiog aš prasidėdavau prie kompiuterio ir klausydavau daug labai įvairaus turinio, kad būtų įdomiau. Ir tiek aš to turinio priklausiau, tiek apie viską galiu pašnekėti, aš tiek įvairiausių dalykų esu domėjusis, tai vat norisi prie šito video būtinai dar pridėti ir tai, kad tiesiog aš gyvenu, kai aš sakiau, kad aš gyvenu įdomų gyvenimą, man norisi tą mintį šiek tiek papildyti, kad gyvenu įdomų gyvenimą, tai renkuosi tai, kas man įdomu ir atsisakau to, kas man nebeįdomu. Ir mano vyrą beje tai labai trigerina. Todėl, kad jisai tikisi iš manęs kažkokio tokio vyriško stabilumo gal. Bet, pas mane jo nėra. Tiesiog aš taip veikiu, taip yra. Iš vis, žodžiu, gal sakykime taip, kad labai panašu, kad turiu labai daug autistiškų bruožų. Ir aš būnu labai addicted, jeigu kažkas mane sudomina. Aš labai į tą dalyką pasineriu. Ir pastaruosius metus aš labai susidomėjau savim. Tai man padėjo labai daug suprasti apie save. Anksčiau aš domėjausi tiesiog psichologija, filosofija, įvairiausiais dalykais, bet kai susidomėjau iš tikrųjų savim, savim iki pat gelmių, tai pajutau, kad manyje įsidegė kažkokia net nežinau kaip, žmonės tai vadina terapija dažniausiai, tokia lyg terapinė gija, kur
kuri pasireiškia per tai, kad aš domiuosi žmogum, jeigu su juo šneku, ir aš domiuosi taip labai giliai su daug sukauptos informacijos iš podcastų, įvairiausių knygų, žodžiu, tiesiog iš įvairiausių diskusijų, aš net internete diskusijos turėjus, bet šiandien ne apie tai, kad susikūrė mano tokia pasaulėžiūra, kuri yra tokia laisva. Ir aš beje sakiau, kad lengvas gyvenimas, tai gyvenimas nebūtinai lengvas, bet kai jis yra įdomus, tai ir pasidaro lengva. Net problemos atrodo įdomios. Vat, pavyzdžiui, aš turiu dabar problemą. Aš jau nufilmavus nežinau kiek vaizdo įrašų, kuriuo aš niekaip negaliu paskelbti, nes man juose trūksta. Aš esu antiek addicted gerai pateikti video, kad aš galvoju iš vis atsisakyti montavimo idėjos, nes tai labai apkrauna mane. Tiesiog mano protas taip veikia. Aš galvoju, kad aš dar to nepasakiau ir kad viskas atrodo labai svarbu. Ir čia toksai gal pavadinkim autistiškas bruožas gilintis, o ne vien tik tai eiti į plotį paviršiumi. Tai, žodžiu, todėl man gal ir yra geriausia šnekėti su žmonėm, nes aš turiu į ką atsiremti, o kai mano protas tiesiog laisvas šnekėti, bet ką aš labai dažnai nuklystu. Ir nuklystu į kažkur gal visai kaip ir į lankas ir kartais net pamirštu, apie ką šnekėjau. O jeigu dar kas nors dėmesį man išblaško, kas šuo eina su manim, labai dažnai nusineša mano labai daug minčių. Tai supratau, kad man nepatinka, kad mane pertraukinėja ir kuo labiau į save gilinusi, tuo daugiau autistiškų bruožų aš radau savyje. Tai nesakau, kad aš esu autistė, nes nieks man dar to nenustatė, aš neturiu tokio kaip dokumento, bet stebint savo dukrą, supratau, kad eisim ir šitus kelius, nes dukra labai panašiai į mane. Ir susiduria su problemomis mokyklai. Nors atrodo labai protinga, išmintinga, gili, kūrybinga, bet mokyklai netinka tam tikros savybės, todėl kad jos yra nepatogus jos klausimai gilus. Jos požiūris į užduotis irgi atrodo toks gilus. Tiesiog gaunasi, kad jinai man tai jinai, aš žiūriu ją ir matau joje genijų, o mokytojas sako, kad jinai kažkuom bloga ir jinai tuo tiki labiau negu tuo, ką aš sakau. Tai mes daug padirbėjom per šią vasarą, daug šnekėjomės. Tai panašu, kad jinai jau irgi pradeda jausti, kad tas jos kitoniškumas nebūtinai yra blogai. Visai sunkus darbas. Taip dirbti su savo vaiku ir, bet žodžiu, įdomu. Tai galima iš tikrųjų, šitą temą irgi mane labai domina. Aš labai daug mąstau apie mokyklą, sistemą, kaip asmenybės kokį, nežinau, laužimo aparatą man va taip matosi. Žodžiu, mokykla niekaip negali greitai prisitaikyti, vyksta labai lėti pokyčiai ir prie tos neuro įvairovės prisitaikyti mokyklai yra labai sudėtinga, aš tą suprantu. Ir mano protas vis ieško būdų, kaip tai padaryti, kad būtų kuo paprasčiau, kuo greičiau. Dar ir politiką domiuosi ir suvokiu, kad klausimus kelti ir problemas kelti labai svarbu yra apie pačią švietimo sistemą, bet kažkokių pokyčių, ypač kai valdžia dabar tokia kokia yra, tai, oh my god, ten žodžiu, nesiplėsiu. Bet va žodžiu, kaip mano protas veikia, jūs matot, aš tiesiog einu, šneku kažką o pradžiagi turėjo būti, kad turėjau papildyti ten mintis, kurias klausydama, ką aš vakar primantavau, užgirdau. Bet žodžiu. Aš esu atvira pokalbiam. Labiausiai tai laukiu pokalbių, ypač su žmonėm, kurie mato pasaulį kitaip negu dauguma, nes man įdomiausia šnekėti būtent su tokiais žmonėm. Nėra tokio jausmo, kad
kad jie turi labai daug kažkokių keistų įsitikinimų. Jie turi kelis keistus įsitikinimus, kurių laikosi, po kuriais telpa jų visas gyvenimas. Tai žodžiu, tiesiog taip įdomu. Irgi čia jau gali labai toli nueiti. Gerai, gal čia ir baigsiu.